Sveiki, aš esu Monika Sakalauskaitė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto inovacijų vadovė ir pradėsime savo antrąją dienos diskusiją, kuri iš tikrųjų, manau, puikiai susisės su pirmąja apie filantropiją tam tikrą dalimi ir kalbinsiu savo, manau, labai fainus ir garbius pašnekovus. Tai Domas Urniežius, Grautech bendraįkūrėjas ir vadovas. Augminas Petronis, publicistas ir rašytojas, Lina Itagaki, iliustruotoja, komiksų autorė ir leidyklos Misteris Pinkmanas vadovė ir įkūrėja, spėju. Ir jau vakar mūsų matyta Inga Gresienė, mokytoja ir Mo muziejaus edukatorė. Ir šiandien pakalbėsim su šia tokia labai įvairia kompanija apie tokį dalyką, kuris skamba labai rimtai, ekonomiškai ir paprastiems žmonėms galbūt nelabai suprantamai, tai universales arba visuotinės bazinės pajamas. Ir svarstysime ne tik ekonominį jų pradą ir tikslą, bet ir kultūrinį pažadą, nes tai iš principo jų socialinis ir politinis konstruktas sako, kad kiekvienas iš mūsų, nesvarbu, kas esame, o vien dėl to, kad esame, turėtume gauti tam tikrą sumą, kuri mums padėtų įsikvėpti, būti tuo, ko norime, nebūti suvaržytiems, nebesirūpinti tokiais pirmapradžiais išgyvenimo elementais. Bet ar tai tikrai tiesa ir ar tai įmanoma, šitą mes bandysime pagvildenti. Tai pradžiai, įkvėpimui ir tokiai atsparai pasižiūrėsime animacinį filmą inspiruotą filosofo Naglio Kardelio esė. Žmogaus tapsmas – sunkios svarba. O kas, jei egzistuotų vienas sprendimas viskam, ką žeidžia? Skurdui, įtampai, baimėms, netikrumui. Vienas paprastas vaistas viskam. Tokiais pažadais lengva patikėti, kartais atokvėpis būtinas. Tačiau kai jis tampa tikslu, o ne trumpa stotele, rizikuojame pamiršti, kam iš tiesų skirtas skausmas, pastangos, atsakomybė. Filosofas Naglis Kardelis klausė, ar be vidinio atsakomybės jausmo žmogus gali būti orus? Diskomfortas nebūtinai reiškia žalą. Dažnai tai ženklas, kad dar yra ką veikti, kad dar kažką turime padaryti, kad dar yra ką nešti. Žmogus tampa žmogumi ne tada, kai yra išlaisvinamas nuo naštos, o tada, kai ją prisijima. Ši mintis sena. Dar Aristotelis teigė, kad geras gyvenimas pasiekiamas nevengiant sunkumų, o susiduriant su jais, kad dorybė nedovana, o žmogaus savybė bręstanti per veiksmus ir atsakomybę. Be šios sunkio niekas neįgauna formos. Gyvenimas be naštos gali skambėti kaip laisvė, bet kai nelieka atsakomybės spaudimo, netampame laisvesni. Kartais tiesiog sustingstame. Tikrovės gravitas, ar tai būtų darbas, sprendimai ar pareigos, yra tai, kas mus stiprina, kas mūsų gyvenimui suteikia kryptį ir struktūrą. Šiandien vis dažniau skamba universalių bazinių pajamų idėja. Stabilios, besąlyginės išmokos visiems tiesiog už tai, kad esame. Norėti saugumo natūralu, bet verta paklausti, ką prarandame, kai iš mūsų nieko nebesitikima. Ir galiausiai, kuo tapsime, jei viskas, kas mums liks, bus tik lengvumas. Parengta pagal Naglio Kardelio esė socialinio eksperimentavimo su tikrove pavojai. Filosofinės pastabos apie visuotinės bazinės pajamas. Štai tokia filosofinė, poetinė, sakyčiau, netgi įžangą pradėjome, nuo kurios ir galėtumėm atsispirti, tai gal Augminas, tegul labai gerai skambagi, žada
šitas pažadas žada išlaisvinti nuo tokios nuolatinės kovos už pragyvenimą, nuo to tokių giliausių esminių troškimų patenkinimą. Tai kodėl dabar mes tiek daug tokių probleminių, esminių žmogiškų klausimų staiga nusprendžiame paklausti ir kodėl jie kyla apskritai? Gerai, aš tai tiesiog norėčiau kažkaip ten, kai klausiau video, ten buvo tokia frazė, kur kartais sustoti būtina, kartais poilsis būtina. Jo, aš dabar kažkaip čia sėdžiu, šeštadienis geras oras ir aš galvoju, kartais sustoti būtina. Labai džiaugiuosi, kad organizatoriai šitą diskusiją pridarino prie krepšinio laiko. Tai bus galima sustoti po jo. Jo, dabar į klausimą, kodėl mes apie tai kalbam. Šiaip tai, aš vakar truputį ruošiausi šitai diskusijai ir po to važiuodamas automobiliu čia, ruošdamasis dar namie, aš pradėjau galvoti ir aš supratau, kad aš turbūt reikia nuo kažko visai kito pradėti. Nes čia yra kažkoks labai gilus dalykas, man atrodo, mūsų modernių žmonių kultūrai. Iš labai senai tas ateina. Ir man atrodo, kad ten, ar filosofijos istorija, tiesiog istorija, jeigu tu bandai apibrėžti, kas yra modernybė, tai modernybė yra susijusi su tuo, kad mes dabar paimsim mokslą, technologijas ir sakykime, politiką ir paimsim šitos dalykus tam, kad palengvintume žmogaus dalį. Ir mums nereikia čia toli ieškoti pavyzdžių, ne, mūsų socialinės apsaugos sistema yra tam, kad palengvintų sunkiai būti žmogumi. Mes esame apsupti technologijų, kurios įvairiais būdais lengvina sunkiai būti žmogumi. Ne? Ir aš tai, nežinau, be aš paskelbimo mašinos neįsivaizduoju savo gyvenimą, nežinau kaip jūs. Man tai tikrai labai palengvina sunkiai būti žmogumi. Bet taip pat kita tokia, sakykime taip, minties linija, kurią gali atsekti irgi iš gan senai, ir iš 19 amžiaus. Dar, aš nežinau, kas esate skaitę, pavyzdžiui, Hugo Velso, man atrodo, knyga yra Laiko mašina, kur ten žmonės nukeliauja į priekį ir randa tokią visuomenę, kur, tai yra, vienas žmogus nukeliauja laiko mašina į ateitį, tai knyga parašyta gal 20 amžiaus pradžioj, nukeliauja ten 8000 metus ir randa tokių suvaikėjusių, tokių labai primityvių žmonių visuomenę, kurie gyvena ten, žodžiu, visos lygos išnaikintos, uodai išnaikinti, visi plėšūnai išnaikinti, tu tiesiog taip vaikštai, ten skini kažkokius obuolius, valgai, eini maudytis ir visas toks gyvenimas yra viena maža pramoga po kitos mažos pramogos, bet jie nesugeba megzti kažkokių rimtų santykių. Nėra nieko tokio, tas latiniškas žodis, kuris buvo paminėtas video, gravitas, toks sunkis, svoris žmogiško gyvenimo, ten viso to yra nelikę. Nyčė taip pat yra apie paskutinį žmogų, šitaip kalbėjo Zaratustra knygoje, ten yra toks labai žymus epizodas, kur Zaratustra yra toks pranašas, kuris sutinka minę ir jis ten jiems pasakoja ten kažkokias savo didingas idėjas ir miniai labai nepatinka ir tada jis sako, tai va, dabar aš jums duosiu paskutinį žmogų, suprask, jūs būsite tie paskutiniai žmonės, kas bus paskutiniai žmonės, toks žmogus, kuris mano, kad visi dideli siekiai šiaip yra nesąmonė, svarbiausia yra truputį komforto, mažas malonumas ryte, mažas malonumas vakare, svarbu dirbti, bet ne per daug, nepersitempt, nepervargt ir tokį gyventi saugų gyvenimą, bet didelių aukštų siekių ir ten tada visa minė sako taip, duok ir čia duok mums šitą žmogų ir šitą liniją vakarų kultūrai tai yra, galima pasakyti taip, greitos technologinės ir politinės kaitos ir tuo pačiu siaubo, kurį kelia šitą greitą technologinę ir politinę kaitą. Ir žmogaus dalios lengvinimo ir taip pat siaubo, kurį kelia tas dalios lengvinimas, šitie dalykai, Black Mirror serialas, jis tam tikrą prasme yra irgi apie kažką tokio, ar ne? Okay. Tai kodėl mes apie tai kalbam iš vis ir kodėl apie tai, man atrodo, kad svarbu mąstyti apie tokius dalykus, kaip tai, kai sakėt, universalios bazinės pajamos ne tik tom kategorijom, kuris yra, nežinau, čia ar tai sumažins ekonomikos augimą, ar kaip tik padidins ekonomikos augimą.
čia tokie, aš nežinau, man šitas dalykas atrodo toks trivialus. Nu, ar čia 3 procentais BVP padidės, ar 3 procentais BVP sumažės. Ar 12 metų senumo mašiną pirksiu, ar 7 metų senumo mašiną. Nu, aš nežinau, man tai atrodo labai trivialu ir toks bandymas prieiti prie tų klausimų, taip labiau iš esmės, man atrodo svarbus. Taip, tai iš esmės pažvelgti į tai ir pakelti tą tokį ekonominį žvilgsnį iš Excelio į idėją ir esmę ir paklausti, ar tai mums duoda, ar atima ir iš vis, kodėl mes apie tai mąstome. Tai mano klausimas buvo, nes tai labai panašu į tokią pasaką žadama, kad štai gausite dovaną, kuri jums tiesiog duodama nemokamai už tai, kad esate gražus ir kad esate ir būnate. Ir jūs nieko už tai mums neturite atiduoti atgal, mes neturime jokių reikalavimų, jūs tiesiog gausite, kad jums būtų gerai, kad jūs gyventumėte ilgai ir laimingai. Tai mano klausimas būtų, ar tikrai būna tų nemokamų dovanų ir ar tos pasakos, jeigu žvelgti į tai kaip į pasaką, ar pasakose būna iš tikrųjų tų nemokamų dovanų? Su pasakomis susidurėm jau nuo mažų dienų ir man atrodo labai svarbu pasikartoti tas pasakas karts nuo karto ir savo vaikus auginant ir štai mokykloje tenka tai daryti. Ir rengdama vadovėlio skyrių su kolegomis apie pasakas, taip irgi tokį sumanimą pateikiau, kad pažiūrėtume į įvairių tautų pasakas, nes mes kartais irgi taip užsisukam su savom pasakom arba autoriniam, ten kokio Anderseno ar ten kokio Haufo, kaip kam jau ten nutinka vaikystėje. Ir štai, aišku, be to, kad pasakos apskritai dauguma stebuklinių, ypač pasakų, turi tarptautinius siužetus, ne? Ta vadinamoji herojaus kelionė. Bet visose pasakose herojus yra išbandomas, jis nieko niekada negauna dovanai, arba paskui iš jo pareikalaujama, arba jis kažką gauna, nes kažkokį veiksmą atlieka, ten išgelbėja kažką, pasidalina duonos kąsniu. Tai žodžiu, pirmiausia, yra kažkoks lėmėjas, karalius pasakose dažnai, ne, išleidžia žinią ir tada herojus priima iššūkį, išsikelia tikslą ir paprastai išjuda, iškeliauja iš namų. Tai yra iš judėjimo tas veiksmas. Būtinai į pasaulį laimės ieškoti. Ir kitas žingsnis labai svarbu, kad būtinai susiduria su išbandymais. Čia jisai sutinka pagalbininkų ir priešininkų. Priešininkai trukdo, pagalbininkai padeda, irgi priklausomai nuo herojaus elgesio. Ir tik tai tada jis jau herojus gauna atpildą. Lėmėjas, ar ne, kažkoks pasižiūri, kaip jau jam ten sekėsi ir pagal tai jis gauna atpildą. Tai va toks, ta vadinamoji elementarioji pasakos struktūra, jau mokykloje mes ją sužinome. Bet žvelgiant į įvairių tautų pasakas, mano didysis atradimas, į 5 vadovėlius mes įdėjome tokias 2 pasakas apie tai, kaip lietuvių liaudies pasaka ir islandų pasaka, apie stebuklingą akmenuką. Tai mūsiškėje pasakoje, kuri taip ir vadinasi, stebuklingas akmenukas, herojus, kuris ten tarnauja pas poną 3 metus, ten kasmet uždirba po 3 katikus, paskui jau grįžta namo, ten tuos savo 3 katikus išleidžia, 9 iš viso tiesa, per 3 metus uždirbtus, išleidžia, kad išgelbėtų ten šuniuką, kuri kankina piemenis, kačiuką ir paskui dar gyvatę, ir paskui jau tie, aišku, gyvūnai jam padeda. Bet jis ten vienu momentu gauna tą stebuklingą akmenuką ir jo pirmiausia sumanimas, ko jis nori. Nori karalaitės dukters. Ir ką tai reiškia? Jis nori pakeisti savo socialinį sluoksnį, eiti į kitą socialinį sluoksnį. Aišku, ten nieko iš to labai gero jam neišeina, nes kai jau gauna tą karalaitės dukterį, karalaitai nepatinka prastas bernas. Ir ten tada susikomplikuoja iš naujo tą situaciją. Ir paskui ten jis dar naujų išbandymų, nes antras ratas, kaip sakant, išbandymų užsisuka, kol galų gale ten jau kažkaip jisai laimingiau gyvena. Tai čia taip, kad netoks jau prastas, nes jis sumanus ten kažkaip tą situaciją išsprendžia. Tai čia mūsiškė tokia klasika, ar ne? Mes visi esam girdėję kažką panašaus. Bet mane nustebino islandų pasaka, kur yra labai labai trumputė. Kaip tik tada, kai rengėm vadovėlių šitos tekstus, buvo neseniai išverstos į lietuvių kalbą tos islandų pasakos. Ir štai tos labai trumpas pasakos siužetas, kad mergaitė keliaudama po kalnus, nepasakysiu pavadinimo, nes ten islandiški labai sunkus, jinai randa akmenuką, jį pakelia
Ir jos tokia mintis, kaip norėčiau atsidurti puikioj puotoj, kokio dar niekada nebuvau. Ir neatsidūrė toj puikioj puotoj. Ateina link jos nuostabus ten karalaitis princas ir neša auksinę taurę. Jei tą taurę paduoda, jinai ima ir labai išsigąsta. Ir pagalvoja, kad norėčiau grįžti ten, kur buvau. Ir iš tikrųjų, jinai grįžta į tuos kalnus, po kuriuos ir vaikščioja, bet ta taurė rankoje auksinė. Išmeta į tą akmenuką. Ir labai graži man frazė toje pasakoje, net kažkur buvau įsirašiusi, bet dabar nerasiu. Maždaug toliau nuo pagundos mintis jos ta, kad išmeta į tą akmenuką. Grįžusi namo su ta taurė nežino, ką daryti, namiškiai sprendžia, ką dabar mums su ta taurė daryti. Namiškiai nusprendžia, kad reikia nešti pas kunigą į bažnyčią. Kunigas irgi gūžčioja pečiais, kad čia ir kaip ir ne mūsų daiktas, irgi nežinia, ką su ta taurė daryti. Ir jie nuneša karaliui tą taurę. Ir karalius tada jau, sako, štai padėkoja, štai jums tada žemių mes tau duodam kažkokį ten plotelį dirbti. Bet tai įdomi ta mintis, grįžtant prie palyginimo su lietuvių ir islandų pasakos, kad islandų toje pasakoje ta mergaitė skirtingai nuo mūsų lietuviškos, jis nenori pereiti į kitą socialinį sluoksnį. Jie atsisako to akmenuko, jie išsigąsta, kad aš nežinau, ką čia dabar su tuo daryti. Čia ne mano, čia gyvenimas. Tai man va šitas labai įdomu pasikšnekėti su 5-okais vaikais ir paskui augančiais jau truputėlį, ką darytum su tuo stebuklingo akmenuku, jeigu tu įgautum. Tai atrodo taip, tokia gali, ar ne? Tu turi panorėti, ko tik tai širdis geidžia. Atrodo, kad islandai savo tautosakai daugiau suvokimo apie gravitas turi negu lietuviai, nes nenoriu, kad man būtų duota, noriu, jeigu jau ir eisiu, tai pati nueit. Bet pavyzdžiui, įdomai, kaip yra versle. Jeigu yra, aš įsivaizduoju, kai kuri, ypač startuolį, ar pradedi galvoti apie verslą, tai gal ir nieko, jeigu kas nors tą stebuklingą akmenuką duotų. Jo, aš manau, kad tas jubiliejus nėra nei pasaka, nei dovana. Aš manau, kad tai yra investicija ir naujas socialinis kontraktas. Ir aš paaiškinsiu, dėl ko aš taip galvoju. Visi startuolių įkūrėjai, tie, kurie daro startuolius, dirba be proto sunkiai. Mes šnekam apie kosminės valandas, didžiulį krūvį, nežinomybę ir taip toliau. Jie dažniausiai turi labai stabilę finansinę gyvenimo padėtį. Jiem nereikia to daryti. Jie turi turbūt tiek finansinių išteklių, kad jie galėtų nedirbti iki gyvenimo pabaigos. Bet jie vis tiek tą daro. Tai šitoje vietoje yra kontrargumentas, kad tai nereiškia, kad žmonės dabar pradės nebekurt, kad jie taps pasyvus. Tai reiškia, kad žmonėms išlaisvina tam tikrą kūrybiškumą šitoje vietoje. Nes jam nebereikia galvoti, kad aš dabar turiu eiti skust silkės 12 valandų per dieną, kad nupirkti vaikui ten maisto ir taip toliau. Jam išlaisvina kūrybiškumą šitoje vietoje ir ką aš matau versle, žmonės kuria daugiausia ne iš baimės, bet iš saviraiškos. Iš esmės, ir tie žmonės, kurie versle pasiekia labai daug, jie ir kuria daug. Iš esmės, jie nepradeda kurti mažiau. Tai va čia, ką aš matau šitoje vietoje, grinai versle, ką matau, pasiekia žmonės nekuria mažiau, jie kuria daugiau. Va čia yra toks įdomus dalykas. Kitas dalykas, mes niekada istorijoje nebuvom, kad tai vyktų toks didžiulis technologinis lūžis su dirbtiniu intelektu. Tai reiškia, kad intelektas tampa tiesiog prieinamas. Ir aš kaip žmogus dabar galiu dasidėti 50 intelekto taškų su ChatGPT ir ten su kažkokiu kitu dirbtiniu intelektu. Ką tai reiškia? Tai nesvarbu, ar aš esu protingesnis ar mažiau protingesnis, mus visus išlygins. Tai reiškia, kad čia jau yra čipas iš esmės. Jis yra mūsų kišenė, jis girdi, ką mes šnekam, jis turbūt neblogai supranta, apie ką mes galvojam. Ir tik tais laiko klausimas, kada keisis, toks angliškas žodis yra interfejsas. Reiškia, kada šitas reikalas nebus mano kišenėje, bus man čia. Ir kas tada įvyks? Tada įvyks labai paprastas dalykas. Tada visuomenė pasiskirstys į 2 dalis. Viena dalis, kuris sakys, varom, dedam čipus, imam viską, ką mums duoda technologijas, varom į priekį. Ir aš savo smegenyse turiu absoliučiai visą informaciją, apie kokią tu gali tik įsivaizduoti. Kita visuomenės dalis sakys, ne, hebra, aš nenoriu, man čia ne. Aš įsivaizduoju savo gyvenimą kitaip, aš pereisim daugiau tokių medžiotojų rinkėjų tokią visuomenę. Ir kas tada gaunasi? Tada gaunasi didžiulė atskirtis. Tai reiškia, jeigu aš esu su tuo čipu ir yra žmogus be jo, tai mes operuojam visiškai kitam lygiai. Ir čia, žinokit, patikėkit, čia nėra pasakos, čia mes šnekam apie 10-20 metų. Kaip tada reikės visą socialinę šitą normą išlyginti, visą tą visuomenę išlyginti? UBI gali būti vienas iš atsakymų.
vienas iš sprendimo būdų. Aš nesakau, kad tai yra geriausias sprendimo būdas, bet gali būti vienas iš sprendimo būdų. Dėl ko? Dėl to, kad nesvarbu, kurį aš kryptį pasirinksiu kaip žmogus, aš ją galiu pasirinkti. Va čia ir atsiranda taip kaip sprendimo būdas, iš esmės šitoj vietoj, nes lūžis visuomeniai didžiulė skirtis jinai įvyks ir daug žmonių sako, kad bus ir netgi bus provokuoti didžiuliai karai. Nes iš esmės taip keis, iš esmės taip, kaip mes suvokiam visuomenę, koks yra dabar socialinis kontraktas, iš esmės. Ir reikės kažkokio šitoj vietoj sprendimo, tai UBI vienas iš sprendimų gali būti. Gal ir gali, tai todėl ir diskutuojam. Tačiau tada klausimas kyla keli. Man tai, kai tu sakei, kad UBI reikia ir taip toliau, bet buvo paminėta žodis, kad vis tiek kurti nenustoja pasiekę žmonės. Tai būtent patys pasiekia, tarsi tą, ką jie, bet ką tu turėjo menį pasiekę. Ar jie yra patys dirbę, uždirbę, sukūrę ir tada dalinasi. Ir natūralu, kad jie jau turi dalinasi. Nes dabar, ką turime su BI, ar tie žmonės būtų tiek pat, klausimas toks, ar jie būtų tiek pat pasiekę, jeigu jiem iš pradžių nereikėjo būtų siekti, jie nebūtų pasiekę ten, kur buvo. Tai čia viena klausimo dalis. O antra, UBI kaip galimas sprendimas išlyginti visus, tada kyla klausimas kitas. Ar reikia juos lyginti? Ir antras, kokio dydžio UBI tada turėtų būti? Aš atsiprašau, galiu sureaguoti? Žinoma. Man atrodo, kad čia buvo šiaip labai įdomių dalykų pasakyta ir jo, labai ačiū už šitą inputą. Dvi mintis iš manęs. Viena mintis yra apie tą sulyginimą. Aš tai nesu tikras, ar tai reikia vadinti sulyginimu tada. Nes jeigu yra taip, kad mes turim didžiulę socialinę atskirtį, kuri yra sukurta to, kad vieni žmonės, sakykime, naudojasi technologijom, mane ir varom toliau, o kiti žmonės nenori tame dalyvauti ir mes tiesiog jiems duodam UBI, čia nėra joks sulyginimas, mes tiesiog maždaug, tai vis tiek yra didžiulė distancija, tiesiog mes taip maždaug padarom, kad tie taip, sakykime, atsilikėliai būtų kažkaip pastatyti tokią patogią vietą, kur nekelia kažkokio diskomforto, bet čia nėra, čia Tada vėl, man atrodo, su technologijom, aišku, yra dar tas klausimas, kuris yra tiesiog technologinio manipuliavimo. Ar kažkokių, nežinau, politikų, kurie nusprendė būti visagaliais ir jie tada gali naudoti technologijas sekimui ir kažkokiam manipuliavimui. Ar, nežinau, labai galingų verslininkų, kurie nusprendė būti visagaliais. Čia blogiausias scenarijus. Ir čia man atrodo, kad tai yra, kaip pasakyti, tai yra viena iš galimybių, kur viskas gali nueiti. Kas buvo kitas dalykas? Kitas dalykas buvo apie tą įgalimą, nes aš turiu truputį abejonės dėl šito dalyko, nes startupų kūrėjai, paėmus visą imti populiacijos, jie bus tie žmonės, kurie, aš spėju, kad jie greičiausiai paklius į tą imties dalį, kur yra žmonės, kurie gali dirbti beprotišką kiekį valandų, nepaisant to, kad galbūt dar nėra rezultato ir, pavyzdžiui, metus laukti rezultatų ir vis tiek dirbti beprotišką kiekį valandų ir ne visa populiacija tą gali, ne? Ir taip, galbūt tai mažai populiacijos, kuri gali tą daryti, tiesiog duot pinigų dikai, juos tai paveiktų taip, kad jie dar daugiau darytų, bet aš abejoju didžiąją populiacijos dalį tai paveiktų. Tai šitą leisiu pakomentuoti Linos, nes jinai, man atrodo, puikiai atstovauja tą mažąją populiacijos dalį, kuri labai daug valandų įdėdama į savo kūrybinį darbą, rezultatą mato labai po ilgo laikotarpio. Tai koks tavo būtų požiūris į tas universaliasias bazinės pajamas? Man atrodo, kad tas gebėjimas daug dirbti ir kažką siekti ir kad tas noras atsirastų siekti ateina per darimą, per patirtį. Aš nemanau, kad jeigu man baigus mokyklą būtų buvę duotos universalios pajamos, aš būčiau pasiekusi, ką aš pasiekiau, nes neturėjau pinigų. Aš ieškojau, ką aš noriu daryti ir būdų, kaip tai pasiekti. Ir kai pasiekdavau, man pasidarydavo nuobodu ir tada aš išsikeldavau naują tikslą ir siekdavau kažką naujo. Ir galbūt, jeigu būčiau turėjusi pajamas, aš nebūčiau net turėjusi noro kažką siekti. Gal aš būčiau tiesiog mėgavusis gyvenimu. Bet
turbūt tai irgi priklauso nuo žmogaus ir kai kuriems gal per visą gyvenimą nesusiformuoja tas noras kažko pasiekti. Taip, esigi pati sakius kitam pokalbį, kad iš savo sūnaus norėtum viską atimti, kad jis vėl turėtų tą noro alkį veikti, kurti, siekti. Taip, nes aš kiek žinau, berniukams ypač reikalingi iššūkiai. Ir kai mano sūnui baigus mokyklą tėvai davė gyventi savo bute, aš matau, kad jį tenkina turėjimas gyvenamosios vietos, jam užtenka užsidirbti ant maisto ir kompiuterio ir tada įvyksta tokia stagnacija. Jeigu aš sugebėčiau įkalbinti savo tėvus atimti šio gyvenamąją vietą, kad jis turėtų užsidirbti daugiau, bent jau buto nuomai, aš manau, kad jis pajudėtų iš šios vietos. Nes Domas čia taip emocingai pradėjęs kalbėti kaip, apie va šitą konstruktą, aš labai gerai atsimenu kitą tavo pokalbį, kuriame buvo kalbama, kaip ta tokia finansinė pagalba įmonėms ir startuoliams iš tam tikros pusės, tavo mintis buvo, kad jinai netgi pristabdo. Buvo kalba, aišku, apie ES dotacijas. Taip. Ir kaip, jeigu jų nebūtų, galbūt tas greitis inovacijų ir tos plėtros ir idėjų būtų labiau reikalingas ir būtų greitesnis, nes iš esmės tai, kad tau kažką duoda pagrindą, tave įgalina tą daryti lėčiau, neskubėti, nes tu žinai, kad dar turėsiu tų pinigų, kaip ir čia būtų. Kiekvieną mėnesį turėsiu už ką sėdėti ir mąstyti. Ir tu pats sakai, kad tai tam tikra prasme, taip, tai yra gerai, tas stebuklingas akmenukas, kuris padeda gyventi, bet po to iš kitos pusės tai pristabdo. Mhm. Jo, tai nuo paskutinio pokalbio su Elena aš visiškai pakeičiau nuomonę į kitą pusę. Ir aš to visiškai nebijau. Tai pakeičiau nuomonę ir paaiškinsiu, kokie, atsakant į šitą klausimą ar ne. Tai dabar šnekant apie tą, kad turėsiu pinigų, nebūsiu kūrybiškas, nieko man nebereikės, bus patogu. Tai dabar duosiu pavyzdį. Įsivaizduokit, moterį ir vyrą, leasingas, 2 vaikai ir dabar sako, eik rašyk knygą. Neįsiu aš rašyti jokios knygos, aš eisiu dirbti į kažkur, į korporatyvą, kažkokią didelį įmonę, kur bus stabilus atlyginimas, kad aš galėčiau užtikrinti vaikam maistą, stogą, visus bazinius dalykus. Bet jeigu jis jau turėtų tos dalykus, jei būtų užtikrinti, jis gal reitų tą knygą rašyti. Tam ir esmė. Kad tu realiai aš pabaigsiu. Tai šitoj vietoj, čia iš tikrųjų yra labai įdomus konceptas. Viena grupė žmonių sako, kad aš galvoju, kad kitaip. Aš manau, kad jeigu tai baziniai poreikiai jau yra užtikrinti, žmonės pradės ieškoti kitų savirealizacijos būdų. Dabar reikia šiek tiek irgi faktus ant stalo padėti. Tai UBI buvo konceptas ištestuotas realybėje 3 šalyse – Suomijoje, Amerikoje ir Kanadoje. Ir 2018 metais Suomijoje ir ten, man rodos, kažkas apie 220 Kanadoje ir Amerikoje. Spėkite, žmonės nustoja mažiau dirbti. Ne. Jie nenustoja mažiau dirbti. Čia yra atliktas tyrimas, jis yra labai giliai išnagrinėtas ir keletas dalykų atsitiko. Jie nenustoja mažiau dirbti. Antras momentas, jų kūrybiškumas stipriai prasiplėtė. Nes jis tada galvoja, nereik man eiti šitą darbą, kurio aš nekenčiu, geriau aš eisiu kažką kito dirbti. Bet tai nereiškia, kad žmogus nustoja dirbti. Trečias momentas, kad tiesiog pagerėjo jų sveikata mentalinė, ta prasme, tau nebereikia gyventi tokiam didžiuliam stresą, kur gyvena mūsų vakarų visuomenės, pasižiūrėkite. Aš šiaip, fun fact, aš pats farmacininkas esu, tai labai ir domėjausi visų vaistų vartojimu ir taip toliau. Antidepresantų vartojimas kiekvienais metais muša naujus rekordus. Tai čia jūs manot, čia dėl sveikos visuomenės, kad mes esam labai geram socialiniam kontrakte. Ne dėl to auga antidepresantų vartojimas. Tai reiškia, kad žmonės susiduria su tokiu didžiuliu spaudimu, stresu, kiekvieną dieną tą euriuką su euru suspaust. Tai klausimas, ar alternatyva nėra geresnė. Taip, yra trade-offų, taip, nebus visuomenė tokia produktyvi ir taip toliau, ten tikrai nėra tobulas sprendimas. Bet mentalinė sveikata pagal tuos pilotinius projektus žmonėms pagerėjo stipriai. Leiskim Linai įsitirpti, norėjo pakomentuoti. Aš ten prie knygos rašymo. O tai jūs įsivaizduojate, kad žmonės, kurie rašo arba iliustruoja knygas, daro tik tai ir už to uždirba?
visi mano pažįstami rašytojai ir iliustratoriai dirba kažkokius darbus ar ofisuose, arba kai kuriam pasiseka, kaip man turi savo individualią įmonę, bet mes dirbame tam, kad paskui galėtumėm skirti biškį laiko kūrybai. O tai jūs įsivaizduokit, kiek jūs knygų galėtumėt parašyti, nei ofisinio darbo nereikėtų dirbti? Šiuo momentu taip, bet jeigu mes turėtumėm nuo pat pradžių tas universalias, tarkim, pajamas, kiek žmonių tiesiog galėtų ant sofos ir žiūrėtų televizorių, o kiek atsirastų rašytojų. Aš nemanau, kad jų padaugėtų. Aš kaip rašytojas noriu pasakyti, aš nenoriu, kad žmonės daugiau knygų rašytų, aš nenoriu daugiau konkurencijos, man užtenka. Bet aš tai labai norėjau, šiaip porą dalykų, šiaip tai buvo žiauriai geras argumentas, man atrodo. Man atrodo, kad dar pridedant iš argumentų už UBI, ką aš esu stipriausio, tikrai mano galva stipriausio girdėjęs, būtent apie tos trade-offus. Turėsim netokią produktyvę visuomenę, bet jinai bus ten sveikesnė, nes bus mažiau streso, jinai nežinau, gal bus kūrybingesnė kažkokiam kitose srityse, ten nežinau, žmonės rašys daugiau knygų, ko aš nenoriu, bet man atrodo, kad taip suma sumarum pats stipriausias, ką aš esu girdėjęs, yra maždaug toks. Samdomas darbas yra nužmoginantis dalykas. Todėl, kad tu ateini ir tu darai kažkokius tai dalykus pagal instrukcijas, kurias tau davė kažkas kitas, tu esi varžtelis sistemai ir tu nerealizuoji savo kaip protingos būtybės potencialo, taip galima pasakyti, ne? Prieštarauja jau jums. Jo, yra kas prieštarauja, bet toks maždaug būtų argumentas. Ir išlaisvint žmonės iš darbo yra išlaisvint žmonės iš beprasmybės. Ir yra kas sako ne iš karto, bet man atrodo, kad šiaip štai šitas dalykas rezonuoja, nes man atrodo, kad visi mes esam kažkokių tokių patirčių turėjo, kur tu ten, net ir kažkokį tarsi labai intelektualinių, ten galbūt pajėgumų reikalaujančiam darbė, tu ateini ir tu darai kažkokias užduotis ir po to tu matai, kad bendram paveiksle tai niekam to nereikia, arba tu darai kažkokius tai visiškai mechaniškus dalykus, ten dabar jau tokių dalykų nebėra, bet, klasikinis pavyzdys yra, kai ten tu turi vieną tą patį varžtą gamybos linijoje užsukti, visą dieną tu suki vieną tą patį varžtą, ant šitos mašinos tą patį varžtą, ant šitos, tu važiuoji ir tu suki pavarštą. Ir šitas argumentas yra stiprus. Aš, jeigu galima, pabaigsiu, kame man atrodo yra problema su šito argumentu, yra tai, kad iš tikrųjų čia yra ne visai suprantama, kas iš tikrųjų yra dalykai, kurie padeda realizuoti tą praktinio racionalumo gebėjimus ar protingą žmogaus prigimtį, sakykim taip. Nes net ir dirbant darbą, kuris yra nelabai įdomus, tu vis tiek turi laiku atsikelt. Tu turi susiplanuoti savo dieną taip, kad ten, nežinau, susitvarkytum namus vakare po darbo ar dar kažką nuveiktum, kas tau yra faina ir malonu. Tu turi dylinti su savo darbdaviu, kuris galbūt yra nemalonus žmogus arba yra nekompetitingas ir tu turi išmokti su juo dylinti. Jeigu tau darbas ant tiek nepatinka, kad tu jau nori susirasti kito darbo, tai irgi reikalauja tam tikrų įgūdžių, kad tu eitum ir susirastum kitą darbą. Ir visi šitie spaudimai, jie padeda mums ugdyti tuos, tokius labai praktinius veikimo gebėjimus. Ir įsivaizduokit, kad mes gyvenam visuomeniai, kur vidutiniškai tie gebėjimai yra labai mažai išugdyti. Aš manau, kad tai būtų siaubinga iš tikrųjų. Galite įsivaizduoti, jeigu jūs einat, atvažiuojate į miestelį ir einat ir ten visi žmonės yra išugdę savo praktinio racionalumo gebėjimus ir tai ir ten visur kiemuose yra nupjauta žolė, žydi gėlės, sienos nudažytos, įsuktos lemputės į žibintus ir viskas gražiai apšviesta. Ir tada tu atvažiuoji į kitą miestą ir žmonės tiesiog, niekas neatsikėlė susirinkti šiukšlių iš savo kiemo. Niekas laiku neperdažė savo namą, namas pradėjo, ten, nežinau, birėti. Ten, nežinau, gatvės žibintai neveikia ir taip toliau ir panašiai. Tai tiesiog gyvent tarp atsakingumo gebėjimus išugdžiusių žmonių yra didelė privilegija ir didelė dovana. Ir gyvent tarp žmonių, kurie yra neišugdę šitų gebėjimų, turėtų būti didelė kančia. Tai yra šiaip taip iš tokios aristotelinės tos filosofijos tradicijos ateina, kas yra bendrasis gėris? Bendrasis gėris yra
dalykai, nuo kurių aš esu priklausomas, bet kurių negaliu sukurti pats vienas. Ir va šita atsakingumo kultūra, jinai būtų vienas iš tokių visai gerų pavyzdžių. Ne? Aš negaliu pats vienas to sukurti, bet mano gyvenimas labai labai nuo to priklauso. Ir tada grįžtant prie OBI, jeigu mes galvojam, kaip tų tokių spaudimų pačiam pasirūpinti savim pašalinimas paveiktų tokią bendrą kultūrą, tai taip, ir dabar, netgi kalbant apie eksperimentus, aš tikiu, kad jeigu tu žmogui duodi UBI 2 metus, tai streso sumažėja ir kūrybingumas padidėja, nes jis vis dar yra užaugęs sistemoje, kuri vertė jį ugdytis praktinio racionalumo įgūdžius. Ir be to, jisai žino, kad šitas eksperimentas truks 2 metus. Ir po 2 metų vis tiek reikės grįžti į darbo rinką. Bet kas bus, jeigu mes žmonėms duosim šitą dalyką 40 metų, 50 metų, jeigu bus kelios kartos, kurios su juo užaugo, man yra truputį baisu apie tai pagalvot, kas galbūt yra apskritai susijęs su mano bendra tokia technologinės ir socialinės kaitos baime. Galima mane apkaltinti čia reakcionieriškumu tikrai, bet jo, man yra daug lengviau įsivaizduoti distopinį scenarijų negu utopinį. Inga? Aš truputį irgi pritardama tai minčiai. Mokykloje turime tokią privilegiją, mokytojai, čia, nežinau, su Baliu gal irgi esame išbandę, nesimenu, ar su jūsų klase bandė. Turimgi galimybę pažaisti, kalbėdami apie visokiausius tekstus ir idėjas, taip sakant, išbandyti praktiškai nieko labai nerizikuodami. Ir dažnai susilaukia aš tokių prašymų, mokytojai, ar jums gaila, parašykite 10-tuką. Ar gaila? Sakau, tikrai negaila. Sakau, šiaip visiems statau maždaug. Kaip faina, gerai. Bet kokį aš tada darau kitą tokį žingsniuką. Šiaip visi, neatsimenu, Bali, nedariau su jumis šitą? Ne, gal. Dariau, ne? Tai labai įdomus būna dalykas toksai. Kol visi, bendrai kaip masė, taip, prašykit, faina, taigi, kaip faina, čia vidurkius pasikelsim. Bet tada aš darau tokį dalyką. Pasiemu sąrašą ir kreipiuosi kiekvieną vardu. Aš tai tau, rašyti 10-tuką. Ir įdomiausias būna tas susimąstymo akimirka. Bet ką dabar daryti, kai manęs asmeniškai klausia? Ir ypač pirmiesiems. Ir tikriausiai jau nujaučiat, kad iš tikrųjų tuos 10-tukus pasiima, kai jau vardais yra paklausti, vos keli iš 25 kokių ar 24. Nes kai klausiu asmeniškai, kažkaip taip, neoru. O yra buvo dar ir tokių momentų, bet sakau, jūs, kai tas 10-tukas atsiras dieninę, nes dar būna tokių abejonių, tai jūs tikrai dienyną parašysit, ne šiaip savo ten į savo kažkokį popierinį sąrašiuką, sakau, tikrai dienyną. Bet sakau, jūs tėvam pasakykit, jeigu grįšit namo ar klausom, oi, kaip faina, tu gavai čia kažkokį 10-tuką, tu papasakok aplinkybės, kaip tu jį gavai. Tai yra buvę tokių momentų, kai kitą dieną atėję tie, kurie pasiėmė tą 10-tuką, sako, žinot, ištrinkit. Aš pasikalbėjau ten su mama ar su tėčiu, kažkaip taip, ne faina. Tai labai įdomus būna toks man, vis kartais, ne šiaip tyčia, bet kai būna, patys vaikai labai jie dažnai paprovokuoja tokias situacijas, tai šitą momentą esu kokius 3 kartus išbandžiusi, taip per savo 20 daugiau negu 20 metų karjerą, pavadinkim, įvairiuose mokyklose. Ir laikui bėgant panašiai būna tas, tik 10% tų pasiimų 20-tuko. Tai šių metų egzaminų šitas irgi plus 10 balų, mano abiturientus ne visus tikrai nudžiugino. Kai kurie netgi tokie sutrikę, kad irgi kažkaip tai tu dabar nebežinai, čia iš dovanėlių tu tą 100-tuką gauni, ar čia tavo jis tikras, ypač tų, kurie gauna didesnius rezultatus. Tikrai ne visus nudžiugino, ne visi rankom plojo ir dėkojo. Tai čia man iš tokios mokyklinės patirties, nes mokykla, man atrodo, tas mažytis toks modeliukas, paskui mes už to jau visuomenę turim. Aš dar Domui replikuojant taip ir dar dėl tų atliktų eksperimentų, jų beje, aš vis labai pritariu, ką sakė Ogminas, kad labai sunku vertinti, kai jie yra trumpalaikiai, kitas, nes mes ir dabar dar neturime perspektyvos jokios, net jeigu, nes tie 2 metai jie yra tokios atostogos. Taip, smagu, stipendiją gavau, galiu, ar ten, ir perspektyvos, kaip pasikeitė visuomenė, ir mums trūksta tos visuomenės šiek kaip ir su mūsų valstybė, kuri yra jauna ir mes norim visiškai kitaip mąstančių žmonių, bet jų tiesiog dar ne visi jie mąstantis, nes dar yra
pakankamai jų daug gimusių kitoj sistemoje ir kitaip, būtent tą racionalumą ir darbą ir visą kitą kitaip suvokiančių. Vakar labai tą puikiai parodė pokalbis apie atsakomybę su mūsų jaunom merginom ir su Inga, kai kitoks, neapsikraukim. Ir tas noras neapsikrauti yra čia. Taip, kodėl aš turiu apsikrauti miltais, dešra ir kažkuo, kai galiu apsikrauti kažkokių prasmės dėjimų į save. Bet ar tas sunkis iš tų miltų, dešros ir taip toliau irgi nėra prasmė. Ar ne iš to gimsta prasmės paieškos? Čia yra labai ilgas kapitalistinės sistemos atliktas darbas. Mūsų įtikinti, kad darbas yra mūsų prasmė ir kad per darbą ir per kančią mes tapsim geresni žmonės. Žmonės netaip gyveno prieš kapitalistinę sistemą. Žmonės pasigaudavo 2 valandas, nueidavo pamedžioti, sumedžiodavo gyvūną ir viskas. Ir gyvendavo, ir orientuodavosi kitus dalykus. Kai atsirado kapitalistinė sistema, mūsų įtikino iš esmės, kad tu turi norėti dar, tau neužtenka, tu turi kentėti, tu turi dirbti, tu turi eiti darbą kiekvieną dieną. Bet iš esmės aš nemanau, kad tai yra žmogaus prasmė, gyvenimo, darbas. Aš nuoširdžiai nemanau, kad tai yra prasmė. Bet mus visais būdais bando įtikinti, kad tai yra, nes kapitalistai iš to daugiau uždirba. Tai čia yra tokia realybė. Kapitalizmas atėjo, bet jis taip pat gali ir išeiti. Nes atsiranda 3 elementai. Beveik neribota ir nemokama energija. Su saulės energija dabar praktiškai 0,1 cento ar 1 centas už kilovatvalandę Arabijoje dabar yra, jau tokie skaičiai. Tai mes einam labai greitai prie nulio beveik. Antras, neribotas intelektas su dirbtiniu intelektu. Modeliai gerėja kiekvieną dieną, yra didžiulės inovacijos šito vietoje. Trečias dalykas, didėjantis mūsų pyragas eksponentiškai. Nes tiesiog fabrikai irgi gali gaminti, ką tu nori. Tai tu turi intelektą, fabrikus, kurie gamina, ką nori, ir energiją. Tai reiškia, kad mes turim tokį didelį pyragą, kad pyrago dydis nebe esmė. Esmė, kaip mes tą pyragą pasidalinam visi. Ir kad tą pyragą reikės pasidalinti kažkaip, čia kapitalizmo principai gali nebegalioti, arba gali galioti tik tais dalinai. Tai reiškia, kad mes su laiku tiesiog ekonomika mūsų privesta padaryti, mums reikės pakeisti socialinį kontraktą, kuris gali būti UBI arba pusiau UBI, bet realiai trendai, tie mega trendai vadinami, jie veda mūsų visuomenę link to, čia yra faktai. Ir reikės permastyti visą šitą netgi sistemą, kurioje mes gyvename. Bet jeigu darbe visiškai nėra prasmės, tai... Ne, prasmė niekur nedingo, prasmė darbas nėra prasmė. Vat, kad ir UBI bus, aš galiu gimdyti vaikus, aš galiu rašyti knygą, aš galiu eiti žaisti futbolą, aš galiu žiūrėti krepšinį, aš galiu važinėti su mašina, aš galiu lygiai tą patį daryti, tik man nebereikia dabar investuoti nuo 6 iki 10 valandų į darbą, aš kažką veiksiu kito. Aš nemanau, kad tai atima prasmę žmonių, nes darbas niekada nebuvo prasmė žmogui. Iki tol, kol atėjo kapitalistinė sistema ir bus man labai bando įtikinti, kad čia yra tavo gyvenimo prasmė. Realiai tai aš negalvoju. Gerai, tai tada klausimas, jeigu UBI, tarkim, turi būti įvestas ir pasvarstykime apie tai. Bet tai tada tai turėtų būti žmogaus gyvenimo pamatas ar žmogaus gyvenimo namas. Kiek turi duoti UBI, kad jau sakytumėm, va tiek gana, o čia jau aš po to uždirbsiu, nes UBI mintis nėra aprūpinti žmogų tiek, kad jam iš vis nebereikėtų papildomų pinigų, jeigu jis yra ambicingesnis negu tik elementarios pajamos. Tai va, kokio dydžio tas UBI jau, nes yra 2 koncepcijos, yra arba tai yra pamatas, tai yra kitaip tariant atsispyrimas, ar tai turi būti jau tiek, kad tai sakytų, va aš viską turiu ir dabar tik galiu sėdėti, žiūrėti toli ir mąstyti. Nežinau, nuoširdžiai neįsivaizduoju. Bus tikrai daug atradimų, manau, jeigu čia yra 3 žaidėjai, reikia suprasti. Valstybė, visuomenė ir verslas. Ir visi šitie žaidėjai šitoj vietoj, jie žaidžia šitoj sistemos pokytyje. Ką gauna valstybė ir verslas? Pastovesnį vartojimą su UBI. Pastovus vartojimas, nebėra kažkokių krizių ir taip toliau. Tu iš esmės žmonės visą laiką turi kažką išleisti. Verslas jis turi parodyti pavyzdį, kad žiūrėkit, mes tos žmonės, kurie gauna UBI, mes juos kaip tik išnaudojam dar geriau, tai žmonės atsiskleidžia, jie kažką gali daugiau nuveikti.
Jo, bet aš čia gal netinkamą žodį... Aš netinkamą žodį panaudojau, išnaudojam, gal įgalinam. Va, čia teisingesnis žodis. Kolega užsikabino iš karto, tai aš pakeičiu irgi nuomonę vėl. Įgalinam, verslas įgalina tos žmonės veikti kitus dalykus. Pati visuomenė, čia turi įvykti didžiulis lūžis pačioje, kaip žmonės aplamai masto. Ir mes nesuprantam, mes normalu, kad mums dabar daug kyla klausimų, labai normalu, ir mes matom labai daug rizikų, distopinius scenarius ir taip toliau. Bet kai žmonės bus to sistemų užauga, jie visiškai galvos kitaip negu mes. Ir aš nuoširdžiai irgi daug atsakymų neturiu, koks ten tas dydis, kiek ten reikia duoti, mažiau, daugiau. Aš manau, čia yra tiesiog eksperimentai, bet principas tas, kad tiesiog tai žmonės į pasaulį žiūrės visai kitaip negu mes dabar žiūrim. Ir mums sunku suvokti tiesiog, kaip taip gali tai visuomenė atrodyti. Iš kitos pusės yra mano seneliai, kurie užaugo komunizme, dabar gyvena kapitalizme. Tai, žiūrėkit, matė dvi sistemas, lygiai taip pat gali būti ir mum, kad mes pamatysim per savo gyvenimo laiką ir kitą sistemą. Labai realu. Lina? Senovėje, prieš kapitalizmą, galbūt šiltuose kraštuose, Afrikoje ir Azijoje žmonėm nereikėjo labai daug dirbti, bet Lietuvoje mūsų artojai tikrai dirbo nuo ryto iki vakaro, su sezonais keitėsi darbai, jie neturėjo nei sekmadienių, nei jokių laisvadienių. Tai visa žmonija išaugo bandydama išgyventi ir mes visą laiką buvome įpratę labai daug dirbti ir paskui su technologijomis pradėjome dirbti vis mažiau. Ir tada atsirado karai, karo pramonė, fabrikai, tada mus tai privertė dirbti nekenčiamus darbus, dabar jau galima pasirinkti, ką dirbti, bet visgi man atrodo, kad tos universalios pajamos, kaip tai atrodytų ateityje, jeigu mes visi gautumėm, gali priminti tą modulį, kaip gyvena žmonės, kurie gauna pašalpą ir jiems užtenka pašalpos. Jie negali leisti savo skraidyti lėktuvais, negali leisti nueiti prabangų restoraną, bet jiem užtenka išgyventi. Tai vat kokia dalis visuomenė ir kabos ant tos išgyvenimo ribos, kažkokiais minimaliais poreikiais ir tikrai nebandys siekti geresnio gyvenimo. Čia kaip dabar Ispanijoje yra vienas didžiausių jaunimo nedarbas procentas ir viena iš pagrindinių priežasčių yra labai didelės išmokos. Jie tiek gauna, kad jiems nebeapsimoka dirbti. Tai ar neatsitiks, čia viena iš grėsmių, kurias ir kvestionuojam. Antras, tas Domo minėtas socialinis kontraktas, tai klausimas, iš kur tie pinigai sumokėti tas bazinės pajamas absoliučiai visiems, nes jie eis iš mokesčių mokėtojų. Tai tie, kurie dirba daugiau, bus didesni mokesčiai, kad tam sumokėti, kurie gali sau leisti nedirbti toliau. Nes kaip ir aš dirbu, tarkim, pamodeliuokim, aš dirbu, iš mano mokesčių atskaičiuoja ten visas šitas socialinės, kaip ir dabar pensija, išmokam ir taip toliau, ir dar dalį kažkokią universaliom baziniam pajamom, taip aš jas irgi gaunu, nes visiems dalina, bet aš tai tada gaunu nulį, nes aš sumoku daugiau mokesčių, kad sumokėtų, aš gaunu ir man, kaip ir, man tada jau nebelabai apsimoka tos bazinės pajamos. Iš tokių visiškai ekonominio požiūrio. Bet va čia ir esmė, kad keičiasi žaidimo taisyklės su dirbtiniu intelektu. Mes niekada negyvenam dar, kad dirbtinis intelektas tokį didžiulį lūžį turės viso ekonomikoje. Dėl to, kad tas pyragas jis faktiškai didėja be jokių ribų. Aš duosiu pavyzdį. Goldman Sachs padarė tyrimą, 300 milijonų darbų išnyks, panašu per ateinančius 10 metų. Ką tai reiškia? Nebelieka to vadinamo kapitalistinio principo, kuris vadinasi work arbitrage. Kad darbo arbitražas, nežinau, čia teisingas vertimas, esmė tokia. Samdau programuotoją Indijoje, Filipinuose, suprogramuoju ir parduodu brangiau, ar ne, Amerikoje, ar Europoje. Ar ne? Nebeliks to dalyko. Iš esmės, aš jau dabar mes kuriam programinės įrangos produktus. Mano vienas iš įkūrėjų įmonės programuoja taip kaip 10 programuotojų. Mums nebereik mokėti už programuotoją Indijoje, kad mums kažką suprogramuotų, dirbtinis intelektas mums viską programuoja. Tai reiškia, kad tas pyragas pradės didėti tokiais nesuvokiamais eksponentiniais greičiais, kad problema nebus pinigai, kaip bus problema, kaip paskirstyti pyragą ir kai visi turės dalelytę to pyrago, tas kapitalistinė sistema galės funkcionuoti, nes jie turės iš ko leisti ir vartoti. Tai va tokia visa tai yra idėja. Dabar kita yra dalis žmonių, kurie sako, žiūrėkit, yra per daug rizikų,
va čia kaip irgi, va, pilna argumentų girdėjom, ir sako, padarykim hybridinį modelį. Tai reiškia, kad duodam pinigų, bet ne per daug. Tai reiškia, kad vis dar turi dirbti žmogus, turi siekti, negali visiškai atsipalaiduoti, bet mes duodam tiek, kad tas gyvenimas stipriai kažkaip pagerėtų, duodam kažkiek, bet jau nepilnai, kad visiškai atsipalaiduotų. Čia vadinamas yra tas hybridinis UBI-aus modelis, kuris gali būti vienas irgi iš sprendimų šito vietoj, kad sumažinti tas visas rizikas. Atsiprašau, bet tai dabar taip yra. Ta prasme, su visais nedarbo išmokom, pensijom, ten, nežinau, neįgalumo išmokom. Ta prasme, tai taip ir veikia, bet tai vis tiek nėra taip, kad tu gali kaip pasakyti, tu turi labai stengtis, kad iškristum iš tokio, kaip pasakyti, jeigu tu gali dirbti, tai į skurdo lygį reikia stengtis nukrist. Ir žmonės nukrenta dėl to, kad, nežinau, turi priklausomybių, kažkokių didelių problemų, psichikos sveikatos ar panašiai. Bet, taip yra, bet tada yra klausimas, man atrodo, jeigu kalbam apie UBI, tai klausimas yra truputį kitas, klausimas yra toks principingesnis, ar darbas yra kažkas, ko reikia atsikratyti. Man atrodo, kad klausimas iš tikrųjų čia yra apie tai. Bet aš nepritariu šitai aplamai argumentui šitam, nes nieks nesako atsikratykit darbo su UBI-um. UBI-us tie, kurie už UBI-ų, jis nesako atsikratykit darbo, jūs dirbkit, ką jūs norite dirbti. Va čia esmė. Nieks nesako atsikratyti. Esmė, kad žmonės dirbs, bet jie dirbs, ką jie norės dirbti. Va čia visa filosofija yra už UBI. Pereikim gal prie klausimų, nes krepšinis. Taip, kadangi jau čia šiek tiek laiko liko ir išgirdome labai dvi skirtingas pozicijas. Kiekviena turi savų pamastymų, minčių ir nebūtina susitikti vienam taške, kurio turbūt čia niekada ir nerasime šitoj diskusijai. Nes viena, apibendrinant, vieni kritikuoja UBI iš to, kad jam atsiradus yra didelė grėsmė prarasti tą tokį sunkį, kuris verčia kurti ir tapti tuo tokiu pilnaverčiu žmogumi ir kurti rytojų, nes nebelieka poreikio tiek stengtis. Kiti atvirkščiai sako, kad štai, nebereikia galvoti apie elementarius poreikius ir tada galime kaip tik kurti. Klausimas vis dar atviras, ar tikrai, kai turėsi kažką, nenustosi kurti, nes gal galėsi sukurti rytoj, nes nebesi priverstas kurti šiandien. Tai šitą tokį paliksim kabėti. Ir buvo labai, netgi reakcijų vidury temos, tai laukiam klausimų. Aš prieikit arčiau, nes nesigirdi transliacijos žiūrėti. Aš gal domui turiu. Ar užtenka kurti, ko noriu, ar dar reikia kurti, ko ir gal kartais ir kitiem reikia? Tai... Va čia yra atsakomybės transformacija su UBI-um. Mes dabar atsakomybę suvokiam taip, kad aš dirbu, kad išgyvenčiau. UBI-us transformuoja atsakomybės jausmą. Reiškia, aš darysiu tą, ko reikia visuomeniai, kas yra reikšminga. Man visokių, man labai patinka ir kaip jūs šnekat, ir kaip jūs šnekat. Aš nežinau, kurią pusę palaikyti. Labai viskas yra įdomu. Labai gerai, čia toks ir kiltų klausimas. Bet vis kyla tokių mažų pavyzdėlių iš nuosavo gyvenimo, pavyzdžiui, kur, aš tai gyvenau pradžioj tam, kur iš gyvenimo lygmenį, tėvai iš gyvenimo lygmenį, aš iš gyvenimo ir kažkuriuo momentu aš pradėjau gauti 900 litų. Ir man buvo taip gerai. Man visko, tada užteko, aš galiu nueiti į teatrą, ne tik, ten makaronai buvo prabanga vaikystė, grikiai. Bet kitas momentas svarbus man yra, mano mama iš to reiškia irgi iš tarybinių laikų ir dabar kapitalizmas, visą gyvenimą 50 metų dirbo poliklinikoje tenarė, 3 vaikai maži ir visa kita. Ir dabar aš nekuosi, sako, aš nežinau, kaip jūs tuos vaikus savo auklėt, čia prisigalvojat tų problemų, jūs čia santykiuose problemų prisigalvojat. Mes tai dirbam ir nieko negalvojam, sakau, nes jūs neturėjot tokios prabangos. Tiesiog gyvent, bendraut, gilintis į kitą žmogų, kaip tavo vaikas auga, kas jam įdomu ir panašiai. Tai čia apie tą sąmoningesnį ir laimingesnį gyvenimą jo advokatauju. Dar matau ranką.
Tai čia, žinau, Augminas filosofas, bet ir Domui galbūt tiks šitas klausimas. Man atrodo, čia yra daugiausiai, pirmiausiai, moralinis klausimas, nes jeigu priimtumėm tą prielaidą, kad ekonominis progresas kapitalizmo dėka bus tiek geras, kad įmanoma bus praktiškai nedirbti žmonėms, esminis klausimas yra tada, kai kalbam apie likusį darbą ir žmogus sprendimą, ką dirbti ateityje, bus toks. O ko reikia kitiems žmonėms? Ir man atrodo, kapitalistinės sistemos progreso esmė ir yra ta, kad ne aš arbitrariai nusprendžiu, ne centrinis planuotojas nusprendžia ir ne kažkoks reguliuotojas nusprendžia, kas turi būti gaminama, o būtent paklausa. Ir paklausos aspektas, man atrodo, yra esminis, kai mes kalbam apie knygų rašymą, apie kitus dalykus, kas dirbs darbus, kurių nieks nenorės dirbti, nes visi laimingi ir tikrai galiu būti tikras, kad atsiras tokių darbų, kurių nieks nenorės dirbti ir dirbtinis intelektas jų nepadarys. Kaip šitą subalansuoti sistemoje, kurioje pajamos nebereflektuos tavo pastangų. Tai čia visi, kas turėsit papildyti. Įdomus klausimas. Šiaip, kaip aš įsivaizduoju, bijau, čia galim pafantazuoti. Gaunu aš ten, kad bazinius savo poreikius patenkinčiau ar ne. Bet taigi aš noriu daugiau, aš vis tiek turėsiu daryti tą, ko reikia visuomeniai. Ten mašinos gražesnės noriu, namą kokio geresnio ir taip toliau. Tai aš manau, kad tas neišnyks. Noras geresnių dalykų žmonėm neišnyks. Žmonės visą laiką norės kažkaip išsiskirti, kažko norės geresnio gyvenime. Tai va šitoj vietoj, manau, tas tiesiog ir išbalansuos. Tiesiog, kad jeigu tu nori šio, daryk ir tau reikia daryti A, B, C, jeigu tu nori daugiau. Jeigu nenori daugiau, nedaryk, daryk, kas tau patinka. Tai vat, manau, kad taip kažkaip ir išsibalansuoja. Čia nežinau, ar toks paprastas ganėtinai atsakymas, bet šiaip gilus klausimas. Čia reiktų dar giliai pagalvoti, kad taip detaliai atsakyti. O man šiaip labai įdomu, kokias bazinės pajamas jūs įsivaizduojate, nes kai kalbate apie gražesnę mašiną ir namą, tai man jau 45 metai, aš vis dar negaliu padėvėtos mašinos įsigyti, o apie namą net nesvajoju. Tai toksai įvaizdis, kad jūs galvojat kokius 5,000 į mėnesį ir kas tiek duos, ar tikrai įmonė, kuri turi dirbtinį intelektą, taip dosniai dalinsis visus savo uždarbius su žmonėmis, nes paprastai visi yra egoistai ir nori visko savo. Va čia reikia suprasti, kad įmonės jos nori stabilumo visuomeniai. Nes jeigu jos neturės stabilumo, ateis politikai ir siūlys pokyčius, stiprius pokyčius. Tom įmonėm didelėm, mes šnekam apie tas trilininės įmonės, Microsoft, Apple, čia dažniausiai amerikiečių šnekam apie amerikiečių įmonės. Jos nenori, kad ten prasidėtų pokyčiai. Dėl to jos nori biejus. Tam yra esmė. Kad realiai visuomenė būtų daugiau stabilesnė, mažiau keltų vėjų ir taip toliau. Tai aš ta prasme, įmonės yra evil capitalism, ta prasme, čia nėra jokių iliuzijų, kad čia gali būti kitaip. Čia įmonių interesas yra. Augminai, tu buvai paminėtas kaip vienas iš atsakytojų. Aš tai kažkaip, aš galvoju, kad iš tos filosofinės pusės čia yra tokia sena Markso nukalta formulė. Reikia sakyti, kad komunizmas yra ir geriausia, kas gali nutikti, ir neišvengiama. Tai va, Tibijajus yra ir labai gerai, bet ir neišvengiama. Tau sakys, gal negerai, tai tu sakai neišvengiama. O tau sakys, o gal išvengiama, tu sakysi, bet labai gerai. Tai aš nežinau, aš truputį turiu skepsą. Man atrodo, kad vienas dar kabliukas, kur, galima tai sakyti, kad čia yra rizikų įvardinimas. Man atrodo, kad aš klausau Domo, aš nežinau, Domas gal pats pakomentuos geriau, kaip jisai žiūri, bet aš tokį truputį girdžiu ir man tada norisi klausti, ar čia nėra kažkoks labai toks naivus ir supaprastintas požiūris į žmogaus prigimtį, ar nebus taip, kad žmonės nihilistiškai norės tą sudaužyti sistemą, nes jinai atrodys kažkokia shallow, tokia paviršutiniška, ar nebus taip, kad žmonės tada turėdami daugiau laisvo laiko pradės daryti kokius nors nusikaltimus tiesiog tam, kad kažkokio tikro pavojaus būtų gyvenime. Man šitie klausimai man nekyla, aš taip pat turiu skepsį dėl tos vietos, kur, čia mes galim pasakyti, kad po 20 metų čia tiek ir tiek darbų nebereikės, tie žmonės nebeturės ką veikti, pla. O tai, žiūrėkit, kai dauguma žmonių dirbo žemės ūkį,
Man atrodo, kad sporto klubų trenerių nelabai reikėjo. Nu, nelabai daug buvo tokios paklausos, ne tokio darbo kaip sporto klubo trenerių. Visų pirma, nelabai buvo sporto klubų. Ir tada pasikeitė kažkaip dalykai ir atsirado kažkokie nauji darbai. Aš nežinau, kaip po 50 metų atrodys darbo rinka. Aš nemanau, kad kas nors žino, kaip po 50 metų atrodys darbo rinka. Ir ką technologijos su mumis padarys. Aš turiu daug skepsio dėl to, ką technologijos su mumis padarys, jeigu atvirai. Aš galbūt būčiau labiau linkęs priimti tą dalį, kur sakyčiau, galbūt tai jau neišvengiama, bet aš truputį mažiau priimčiau tą dalį, kur sakytų, kad tai tikrai bus geriausia, kas gali vykti. Kiekviena technologija atneša ir gero, ir blogo. Ir šitoje vietoje reikia šitose didžiuose pokyčiuose, kuriuos mes matysim, išlaikyti svarbiausią kritinį mąstymą. Bet ugnis gali ir tavo namą sudeginti, bet gali tau ir maistą iškepti. Internetas ir mūsų artino kaip niekada. Aš galiu pasiekti dabar draugą Ispanijoje per 2 minutės, bet lygiai taip pat niekada žmonės tokie svetimi nesijautė. Tai kiekviena technologija net neš kažką gero ir blogo, aš nesu, kad čia viskas bus tobula, čia bus tikrai pakratys, manau, mus tikrai stipriai. Bet vėlgi, čia kaip ir gyvenime, ne viskas yra tik tais apie gerą. Aš tik replikuočiau apie tą sunkį, kai matėm filmuke, Sizifą stumiantį akmenį į kalną. Tai labai gerai irgi su jaunai žmonėmis, kai skaitom antikos mitą ir perskaitom, kad Sizifui akmuo yra bausmė, o kai skaitom jau modernios sąmonės Albero Camus esė Sizifo mitas, jau tas akmuo yra prasmė. Tai va, šituo gražiu, kas yra prasmė ir kaip jos suvokimas kinta klausimų ir pabaigsim. Ačiū labai. Kviečiame į kitas mūsų diskusijas.